A. Pabalsuokit visi, Rolandai. Kas už tai, kad posėdis būtų atviras, nes nematau balsavimo. Linos ir Jovitos irgi nematau. Rolandai, tu pirštą pakelk, kad matyčiau. Jo. Taip, Jovita matau, Lina tavęs nematau. Ačiū, Rolandai ir Jovita. Aš balsuoju už. Taip, aš už. Supratau. Ačiū. Tai mes tik tai neturim balso šitos. Aš irgi balsuoju už. Irgi už, tvarkoj. Tai čia iš čia esančių balsuoja visi vienbalsiai, taigi bus viešas. Na ir dabar grįžtu atgal. Atsiprašau, kad išsiblaškius jau dabar iš po ilgo posėdžio. Grįžtu prie kreipimosi dėl klausimo 4 darbotvarkės klausimo 25 kovą. Klausimas dėl Šermukšnių ir Pylimo gatvių pavadinimo suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje Raudėnų seniūnijoje Budvydžių kaime. Ir pranešėjas buvo Venckus. Šio klausimo svarstymo metu pasisakiau laikydamasis reglamente nustatytos 5 minučių pasisakymo trukmės, aiškiai išdėstydama savo poziciją. Tačiau meras Česlovas Greičius be objektyvios priežasties ėmė trukdyti mano pasisakymui, pertraukė, įsiterpė į kalbą, neleido užbaigti minties. Tokie veiksmai vertintini kaip trukdymas vykdyti tarybos nario pareigas ir mano kaip tarybos nario viešas menkinimas. Aš siūlau apie kiekvieną atskirai kalbėti, nes jie yra pakankamai skirtingi visi šitie. Tai kalbam apie tai, kad trukdo vykdyti tarybos nario pareigas. Taigi atsiverčiu mūsų savivaldos įstatymą ir savivaldybės tarybos nario teisės ir pareigos. Savivaldybės tarybos narys turi teisę šio įstatymo nustatytą tvarką rinkti ir būti išrinktas į pareigas savivaldybės tarybos struktūriniuose padaliniuose. Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka siūlyti savivaldybės tarybai svarstyti klausimus, rengti tarybos sprendimų projektus, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl savivaldybės tarybos sprendimų projektų, dėl savivaldybės tarybos darbo tvarkos ir kitais klausimais tarybos posėdžio metu užduoti klausimų pranešėjams, kalbėti dėl posėdžio vedimo tvarkos, kreipti su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus. Dalyvauti ir kalbėti komisijų ir komitetų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti arba su jo elgesiu susiję klausimai. Jungtis į tarybos narių frakcijas ir grupės reglamento nustatyta tvarka. Gauti iš savivaldybės administracijos darbo vietą posėdžiui ir pagalbą savivaldybės tarybos nario įgaliojimams vykdyti. Gauti iš mero, vicemero, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos ar kitų įstaigų savivaldybės valdomų įmonių informacijai, skaitant dokumentus ir kitą medžiagą, kuri būtina tarybos nario funkcijoms vykdyti. Vadinasi, funkcijoms vykdyti ne posėdžio metu jį pertraukti, ar ne? Ši informacija pateikiama susipažinti tarybos nariui laikantis įstatymų nustatytos tvarkos, taikomas susipažinimas su tarnybos, su komercinė paslaptį turinčia ar sudarančia su asmens duomenimis, kurių viešinimas netitiktų tarnybos komercinę paslaptį sudarant reglamento reikalavimus susijusius su informacijos pateikimu. Ši informacija tarybos nariui gali būti suteikiama duodant prieigą prie elektroninės dokumentų valdymo sistemos.
Nebedaug liko, savo įgaliojimų laikotarpiu turėti visuomeninį padėjėją, kurie tarybos nario prašymų teikia jam konsultacijas, tai tų patarėjų gali turėti ne vieną, kelis pasiūlymus, išvadas ar kitokią informaciją. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra tos savivaldybės administracijos tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Savivaldybės tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo įstatymų nustatyta tvarka, pripažintas kaltu ir taip toliau. Savivaldybės tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti savivaldybėje įsteigtų seniūnaitijų skaičiaus, tai yra pas mus būtų 11. O kai seniūnijos neįsteigtos, negali viršyti 3. Siekiant užtikrinti viešumą ir skaidrumą, informaciją apie asmenį, savivaldybės tarybos nario paskirtą jo visuomeniniu padėjėju, nedelsiant paskelbiama savivaldybės internetinėje svetainėje. Savivaldybės tarybos nariui neteikiama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos, išskyrus nuostatus, reglamentuojančią žalos atlyginimą ir darbuotojų saugą ir sveikatą. O savivaldybės tarybos narys privalo dalyvauti tarybos posėdžiuose, būti vieno iš komitetų privalomai nariu, dalyvauti komiteto ir komisijos, kurio narys jis yra posėdžiuose, reglamento nustatyta tvarka, informuoti merą ar savivaldybės tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant sprendimą. Apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ir priimant sprendimą. Priimti savivaldybės nuolatinius gyventojus ir nerečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaityti savivaldybės nuolatiniams gyventojams pagal nustatytą tvarką. Tai perskaičiau viską, kokios yra teisės ir kokios yra pareigos, tai daugiau neturiu ką pridėti. Tai dabar reikėtų gerai pagalvoti, kasgi čia buvo negerai. Iš tiesų, aš maniau, kad mes galėsim laikė pasižiūrėti dar ir tą tarybos posėdį, nežinot, per laiką pasižiūrėti, kad galėtume jau tikrai tvirtai pasakyti, kad čia kažko tokio nebuvo. Žinau, kad ten klausimas kilo, kodėl dėl Šermukšnių ir Pylimo gatvių pavadinimo, kad Pylimo gatvė tai yra sovietmečio palikimas, melioracijos ir taip toliau. Pamenat turbūt, taip? Tai iš tiesų Pylimas nėra jokia melioracija ir nėra net susietina su tuo, nes Pylimas tai yra supiltas žemės sluoksnis, kuris reikalingas nuo upės, nuo kažkokio užtvenkto ežero ir taip toliau. Tai yra prie vandens telkinių. Lygiai tokius pačius pylimus pila ir dabar užtvenkėt upę ar tvarkant kažkokius tvenkinius. Tai mes ten taip ir nubalsavom ir šitoj vietoj išsiplėskė jo žinoma ilgesnis toks išsidėstymas ir mano pasisakymui pertraukė, įsiterpė į kalbą, neleido užbaigti minties. Tai iš tikrųjų aš labai norėčiau, kad kiekvienas galėtume ir pasižiūrėti, kad kaip tai atrodo. Viešas menkinimas, tai aš tiesiog nežinau, kurioje vietoje čia yra menkinama. Tai prašau, Rasa. Jeigu mes atkreipiam dėmesį į prašymą. Ir į prašymą ir pastebėjimą, kad tokie veiksmai vertinti, kaip trūkimas vykdyti tarybos nario pareigas ir mano kaip tarybos nario viešas menkinimas. Kaip savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkas, ką jūs turi atlikti ar ne, tai jis turi pagal reglamentą 78.4 punktą suteikti žodį tarybos nariams. Suteikė, turėjo Vaclovas 5 minutės ir jis jas galėjo išnaudoti su savo tiesa, su savo pasisakymu, taip kaip jau jis supranta.
Realiai pirmininkas neturėjo ir neturėjo teisės jo trukdyti, ar kitaip kažkaip jiem pertraukinėti jį pasisakymų metu. Nes 5 minutės yra duotas pasisakyti. Mes netgi turim šis rodo, o reglamentai yra 5 minutės. Pasisakymui, ne klausimui. Klausimas 3. Jo, pasisakymui 5. Taip. Ai, nu jau, gerai. Supratau, ką turiu paminėti. Tai va, tai suteikia žodį tarybos nariams, pirmininkas, ne posėdžio. Ir tada kontroliuoja pasisakymų trukmę. Tai reiškia, kad mes... Nutraukia, jeigu laiką viršyje. Taip. Ir viskas. Jeigu viršiamas laikas įspėja kalbėtoją apie o jam nepaklausus, nutraukia. Taip, taip. Viskas. Tik tokia pareiga yra pirmininkų. Jeigu jis trukdo, kitaip kažkaip įsiterpia, na iš tikrųjų, tai ir menkina, kaip ką kalbėtoją. Žiūrint, kai pasisako. Aišku, mes dabar nematom video, bet greičiausiai pasižiūrėkime video. Bent jau vienas momentas tai yra, trukdyti negali ir neturi. Tik apie laikantį. Trukdyti, taip, mes jau kalbėjom apie tai. Visiems išdalinau ištraukas apie tai, ką vedantysis posėdžio ar tarybos posėdžio metu turi daryti. Na, atrodo, lyg ir visiems primintas reglamentas tie svarbiausi dalykai. Bet matyt, kad mes dar vis pertraukinėti esame linkę. Jeigu mes pastebime, tas vyksta tendencingai. Dažnai, ypatingai, aišku, pozicija retai kada pasisako, dažniausiai pasisako opozicija. Bet opozicijos pasisakymo metu tikrai neturi kantrybės kitą kartą išklausyti iki galo ir įsiterpia. Ir tas nėra geras tonas užduodamas visai kultūrai mūsų. Taip, bet čia ir yra toje vietoje tokios kultūros trūkumas ir pritaikyti. Man atrodo, galėtume pažiūrėti, jeigu kompiuteris laikas yra nurodytas, atvažiuoti reikia. Taip. Jeigu jis galėtų mums. Gaila nėra teisininkės, bet aš norėčiau iš viso, ar mes jau dabar čia pradėjom tyrimą? Mes pasinagrinėti turim, ar pradėti, ar nepradėti, ar turim dėl ko pradėti. Gal mes vis dėlto turim tada peržiūrėti medžiagą, bet kiek irgi nėra. Jis nurodė nuorodą, bet aš kaip ją pasijungiau prie garso, negalėjau, nes iki šiol neturėjau galimybės pasijungti šitą dokumentą, neturėjau jo, tai ten nelabai sutinku, kad ten ta vieta, aš nežinau, ar jis teisinga nuoroda mums davė. Pati pirmoji nuoroda rašte, kur yra. Jam pasipauti 28 minutė. Tarybos posėdžio įrašai tą vietą. 25. kovo. Gal reikia atsidaryti, bet iš esmės tai aš nežinau ten, kiek pamenu šitą ginčą. Ir išeina taip, kad tarybos narys gali menkinti pranešėjo pranešimus, kritikuoti, pavadinimas netinkamas, surišti irgi menkinančiai kažkokį tai faktą. O posėdžio pirmininkaujantys posėdžiai negali sutvarkyti, kaip sakyti, daryti tvarkos šiokios tokios, kažkaip tai labai jiems sartus. Gaunasi taip, kad opozicija turi pozicijos. Tai būtų labai gerai, kad mes galėtume truputėlį pasižiūrėti ir tada galėtume tiesiog matyti, kiek tai atitinkantis YouTube ir... Dabar žiūrėk, 25. Mačiau visus. 25 va čia. Ten darbotvarkė bus.
Neleidžia išjungti dabar. Ne, tuoj baigia. Jo, turi pažiūrėti. Man tai iš karto leido žiūrėti. Taip. 28. Nu tai tai. Mhm. Va. Tas garsas. Tas yra paprastas. Čia. Taip žemai apačioj. Jau ant to. Visas, aš sakau, visas yra garsas. Kažkaip nesujungta, kad girdėtųsi. Realiai dalyvauja kažkur. Nelabai supratau, ar čia visi negirdit, ar tik aš nebegirdžiu. Aš negirdžiu niekam, bet aš buvau posėdė, aš viską atsimenu. Ir va dabar tas konfliktas.
Tai va, tai dabar tiesiog kiekvienas pabandom pasisakyti, nes iš tiesų išklausėm, jo, paskui kitą. Išklausėm ir tada tiesiog bandom pasisakyti. Prašau, Rolandas Kaveckas. To vaizdo įrašo labai aiškiai matyti jau iš pono Vaclovo provokaciniai dalykai. Tai visų pirma, kad meras jau kažkaip netaip į jį žiūri, į jo išsireiškimą, jo užklausimą. Tada išmetama frazė, jog atstovas partijos balsavo Seime ir panašiai. Tai visiškai yra nesusiję su tuo klausimo, kas yra buvo diskutuojama, ir tai automatiškai natūraliai paprastą žmogų išmuša iš vėžių su tokiais savo, sakykime, nukrypimais nuo pagrindinės užduoties, nuo pagrindinio klausimo. Tai čia jis pradeda tą pagrindinį dalyką užvesti tą diskusiją. Taip, Judita. Šitą epizodą pamačius, tai čia galima išgaidyti tą liaudišką patarlę. Pats muša, pats rėkia. Tai jis čia kaip tik labiau, kaip sakyti, kaip ir įžeidinėja, menkina merą, o ne jį kažkas menkina. Jeigu jis ne visai į temą kalba ir politikuoja dėl gatvės pavadinimo, primetamas visokias užuominas vaidinamas, tai čia būtų logiškiau, kad čia meras būtų pasiskundęs etikos komisijai dėl nederamo elgesio, o ne jisai. Čia jau tiesiog be žodžių. Gal Judita, Jovita nori pasisakyti, aš čia vietoj toj kitus pajudinsiu, nes Jovita gal pabėgsi? Pabėgsiu, bet žinokit, aš nieko negirdėjau, kas buvo tenai peržiūrėta ir nuoroda man irgi neatidarė ir aš galvoju, kad mes renkamės dėl sprendimo, ar atlikti tyrimą ar netlikti. Bet iš bendro supratimo tai suprantu, kad čia yra bent jau 50 ant 50 visados tokios nelabai kultūringos tiesiog Čia tiesiog tik tai priekabių ieškojimų iš abiejų pusių. Čia iš tiesų meras, kadangi klausimas jau toliau išėjo už to klausimo ribų, tai meras ir pertraukė. Algimantas. Nes jūs čia girdėjot visi. Žiūrint iš įrašo, tai mano nuomonė susidarė, kad pats Motiejūnas iššaukė tą tokį prieš merą, o meras pasakė tą klausimą, kad nesusijęs, ką jis dar norėjo pareikšti. Tai mano tokia nuomonė, kad pats tarybos narys elgėsi posėdžio metu Nekorektiškai. Taip, ačiū. Algis Mačiulis. Ką tik išgirdom, kas jau galėjom girdėti, aš cituoju. Gerbiamas tarybos narys Motiejūnas, Mutinis replikuoja. Jūs, meras, abejingai reaguoja. Tai, mėlyje, kai kas pradeda tą klausimą. Mes esam išsiaiškinę, ir vieni kitus raginam, ir gerbiamas Jonas Novagrėckis ir kiti, nerepliko, o ves posėdį, nerepliko, o kalbėk į esą. Tai dabar kaip mes nustatysim, kur abejingai, kur neabejingai reaguoja. Suprantate? Tai čia toj situacijai, kiek mes išgirdom, bent jau aš supratau, tai kad pradžią padaro pats gerbiamas tarybos narys. Nepasidomi, pylimas, tai mėlėjai, kaip sakydavo Jonas Novagrėckis tarybos narys. Čia pradinukai, žinot, senovės istorijos dalykų. Tai apie ką mes kokią tai, kaip sakyti. Ir šiandieną čia kitą temą. Visada girdintas tokias ilgas įžangas, kurios visiškai nesusiję. Ir priekaištus tiek pasisakančiam, tiek kiekvienas ar Seimo narys, ar tarybos narys, gyvenam, vis tiek bandom demokratiją, kaip nori, tai balsuoja. Ačiū. Rasa.
Na, aš dabar peržiūrėjus, ar ne šitą video, net nelabai ką galiu pasakyti, aišku, iš pasisakymo galiu užfiksuoti, kad buvo provokacijų, noriu sureplikuoti, bet, jeigu taip kantriai išklausius ir po to atsakius, galima turbūt ir taip pasielgti, bet, būna, kad neišlaiko, ar ne, ir iš karto reaguoja. Ir, dvejonėse esu, nežinau, kaip šitoj situacijoje vertinti. Ingrida? Šiaip aš taip pat galvoju, lygiai taip pat, kad iš Motiejūno gerbamo tarybos nario buvo perlenkta lazda ir išprovokuoti šitie pasisakymai. Tai turbūt galima iškelti mūsų. Na, iš tiesų, aš nematau čia jokio, šiaip tai turiu pasakyti, kad aš nematau čia jokio menkinimo ar neleidimo atlikti kažkokias pareigas čia, man vykdyti tarybos nario pareigas, niekas jam nedraudė, bet tas politinis akcentas išmestas, jis buvo, atvirai pasakysiu, nelabai skanus. Čia yra politinė drama. Reikia gebėti ištylėti, ir tada tegul visuomenė sprendžia. Bet čia ir yra tikriausiai didžiulis noras politiškai reikštis, nes sakyti, jog pylimo pavadinimas yra sovietinis ir dar kažką, iš tikrųjų vos ne visų. Čia tiesiog. Tai tada išsiaiškinom ir mes dėl visų gale nubalsuosim, pradėti, nepradėti, ar ne? Ar po vieną? Mes sutinkam, kad čia, nežinau. Tyrimo nepradėti. Čia nebent galima pradėti Motiejūno elgesį, nes jis tiesiog įžeidinėjome. Gerai. Toliau taupydama laiką, skubu, dėl 12 darbotvarkės klausimo svarstymo. Klausimas Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito metinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir pranešėjas Saulius Mickus. Čia tiesiog buvo su Sauliumi diskusija. Ir pateikiau paklausimą pranešėjų laikydamasis reglamente nustatytos tvarkos ir laiko. Pabandžiau pateikti antrą paklausimą, tačiau meras, pažeisdamas reglamento 84 punktą, nesuteikė man teisės tai padaryti. Be to demonstratyviai leido ir paragino pranešėją ignoruoti mano bandymą užduoti antrąjį klausimą. Čia jis ir klausimą, ir paklausimą naudoja. Tai laikytina tarybos nario teisių suvaržymų. Tai aš jau taryboje sakiau ir dar kartą pakartosiu, kad pats žodis paklausimas tai yra klausimo institucijos dalis, kad paklausimas tai yra tas pats klausimas, tik paklausimas ne žodinis turi būti, o paklausimas turi būti raštiškas. Šitas paklausimas atsirado kaip žodis, atsirado Didžiojoje Britanijoje ir į paklausimą tada yra privaloma atsakyti raštu. Tai žodis klausimas turi savo tam tikrų sinonimų. Apklausimas, kada apklausiama kažkas, atklausimas, T raidė, atklausimas, tai duotas lietuvių kalbos žodyne paaiškinimas, kad vokiečiai be jokio atsiklausimo arklį išvarė. Tai atsiklausimas ir atklausimas tokie. Perklausimas, tai išklausinėjimas arba kvota iškvočiama. Ir dar vienas užklausimas, tai yra klausimas ir kreipimasis. Tai yra du vienas kitam. Taigi paklausimas yra viena iš klausimo formų, bet turėtų būti teikiama raštu ir tai daugiau sietina su Seimu, parlamentu,
kur yra pateikiamas raštiškas paklausimas ir gaunamas raštiškas atsakymas. Tai va, o dabar einam toliau prie dar vieno. Dar vis reklama. Nu, gerai. Gerai, tegu reklama eina, tai čia jis, sakau, kalba ir apie paklausimą ir dabar. Neatlokia, yra pasižiūrėjau. Nes aš pasidomėjau. Nu, paskui.
Aš atsiprašau, jau turiu bėgti į kitą susitikimą. Negali vienu paklausimu. Nepateikė išvados. Ne, čia vietų net. Ir jo, tai čia ir viskas buvo šitam klausimui. Jo. Prašau. Tai aš taigi. Jeigu Vaclovas ar ne pirmojo karto uždavė klausimą ir atsakė net ne iš tos suteitis, patikslino klausimą. Čia jau du klausimai, vieno paspaudimo metu. Man atrodo, mano nuomonė, mano supratimu, tai ne du klausimai, tai to pačio klausimo patikslinti. Bet pranešėjas tinkamai suprastų. Bet Aš manau, Abu kartus kodėl, bet apie tą patį tas kodėl buvo. Bet svarbiausia, kad tai buvo klausimas ne į temą. Jis klausė apie savivaldybės ataskaitų rinkinį, kada pasisako, o čia buvo klausimas pristatomas pačios kontrolės ir audito tarnybos ataskaitų rinkinio pristatymas, kur buvo mums Ne savivaldybės. Reiškia išvada apie savo tarnybos ataskaitų rinkinį. Čia ne apie tai kalba. Tokiam rinkiniui neprivalo, jis ne į temą visiškai klausė. Ir kadangi jis buvo uždavęs klausimą, tokį, kur kontrolierius negalėjo atsakyti, nes tai buvo ne pagal pristatomą klausimą, už tai meras ir nutraukė tą diskusiją. Jo, kad jis vėl Bet jisai ne į temą visiškai klausė. Jis tokį kaip priekaištą, kad ten kažko trūksta toje ataskaitoje, nors Motiejūnas turėjo omeny vieną ataskaitą, o kontrolierius pristatinėjo visai kitą ataskaitą. Bet jie ten ir išsiaiškino, tarkim, toje vietoje pabaigė. Ir kaip ir vienas klausimas pabaigtas, ar ne? Ir tada poreikis antram klausimui. Ir meras, posėdžio vedantysis, nesuteikė žodžio, ar ne, tų klausimų. Pagal skaičiavimą mygtukas buvo taip, dėl klausimų paspaustas vieną kartą. Bet jis per tas 3 minutės. Bet čia pasakyti, ar vieną kartą, ar 2 kartus buvo, bet čia nefiksuoja. Vienu klausimu. Anksčiau kitą kartą. Nes čia panašu, kad vieną kartą buvo. Tu paspaustai, bet aš turiu ir 10 klausimų užduoti. Tam laikė. Bet šiuo atveju. Ne, aš suprantu, bet klausimas ir vienu paspaudimu turėtų būti vienas. Ne 10 klausimų.
Aš, pavyzdžiui, irgi taip daryčiau, jeigu matau, kad man atsako, ne iš tos pusės, arba aš neteisingai suformulavau, kad ne į tai atsako, ir aš pasitikslinu, arba, neteisingai mane suprato tiesiog. Ir man reikia... Bet čia norėtųsi, žinot, kad yra tarybos posėdis, mes prieš tai turėjom komitetus ir ten nagrinėjom. Tai tie klausimai jau tarybos posėdyje iš tiesų mūsų turėtų būti labai konkretūs. Viskas gerai kyla, bet jau tu susipažinęs su tuo klausimu, žinojęs ir tie klausimai. Už tai mes ir kalbėjom, kad jie turėtų būti konkretūs, tiksliai tam ir pagal tą klausimą. Bet iš tikrųjų dabar pagal šitą situaciją, tai taip, nuo antro klausimo neduosiu. Ir netgi buvo, tas pasakymas šnekatės su savimi, jūs ten. Taip, nes jis ne į temą Jis gale, kai sėdi, jis dažnai burbuoja savo nosį, neišreikšdamas to garsiai. Tai čia jau buvo pasakyta, kad, tai jeigu turi pasakyti, tai... Prieš 3 minutės. Buvo sakytas vienas klausimas, nes nebus įrašo. ir paklausimas. Įsijunkit mikrofoną. Patikslinimas to pačio klausimo. Paklausimo neformuluokime, todėl kad paklausimas tik raštu. Buvo perklausimas. Vienas klausimas, jam buvo neatsakyta, jis per tą pačią laiką, jis paklausė antrą kartą, bet to pačio klausimo. Antro klausimo jam nieks nedavė pasakyti. Pažiūrėkim, dar kartą galim pažiūrėti, bet tai labai aiškiai. Tai jeigu matėsi, kad pirmą klausimą jis uždavė ne į temą, tai matomai pagalvojo, kad gali užtai antras. Atsiprašau, bet čia visiškai jau neliečia šito dalyko. Tai jis antrą klausimą galėjo visai kitokį duoti, bet jam nebeleido to klausimo užduoti. Jau antras klausimas. Jis buvo pažymėtas. Kas dar? Algimantai, kaip pačiam iš pašalies atrodo tai? Mano supratimu, tai Matkus aš nesuprato, ką per komisijos kontrolės aiškino pristatymą, o jisai uždavinėjo kaip įmonių kažkokį tai pristatymą. Tai meras, suprasdamas, kad ne į tą temą, tai jis pasielgė. Aš būčiau pasielgęs taip, nutraukęs jo visus pokalbius. Dėl kai jis taip apkalba. O čia yra svarstymas, priimimas to audito komisijos, reiškia, sprendimo, o jis uždavinėja apie įmonės taip toliau, sakyt, veda debatus tokius, kurie tas svarstomi yra. Algis, matau, kad pasiruošęs irgi. Tai labai trumpai, tai tarybos narys tankiai mėgsta tas improvizacijas. Čia labai elementaru, patinka tau ar nepatinka atsakymą. Klausimą uždavė, gavai atsakymą. Ir viskas. Toliau, kurio laiko vėl paspaudai tą klausimą, jeigu tau netiko patikslinti. Aš tai čia, kaip sakyti, tai taip įvertinti. Ir jis tą darė jau šiandien, sakiau. Ir šiandien jis tą patį daro. Tai maža kas gali kam nepatikti. Ar jam, ar man, ar dar kažkam. Pateikiai klausimą, gavai atsakymą. Jisai įvairus gali būti. Jau labiau, kad gerbiamas kontrolieris pasakė, aš galiu pasikartoti, nes kalba buvo prieš tai kontrolės komitete. Ir tą praktiką reikėtų mum irgi griežtinti. Tie būdai gal ir ne visada būna, kaip sakyti, labai mandagus. Klausimas yra vienas. Gavai atsakymą, ir gavai. Tai dabar skaitos pradeda kiekvienas aiškinti. Ir kiti tarybos nariai. Tai ne tą norėjau išgirti. Gerai, kitas pasako, paimprovizuokim, turi tai koks čia improvizavimas. Yra klausimas ir turi atsakymą. Aš tai čia nematau. Bėdos girtų. Patikslinimas. Ką reiškia patikslinimas? Tai čia gali tikslinti iki vakar.
Jis tam turėjo 3 minutės. Na, reiškia, per greit atsakė jam kontrolierius. Tai jau čia antras klausimas. Nu, tai reikia tas pačias 3. Tilpo į 3 minutės. Taip, bet tai čia yra esmė. Taip, Aš galvoju, kaip. ar jis tilpo ar netilpo, ten reiktų irgi žiūrėti. Kiek greičiausiai yra skaičiuojami, ar net paspaudimai. 2 paspaudimai turėjo būti. Ir jeigu mes dabar pasakysim, kad per vieną paspaudimą buvo 2 klausimai ir jie užsiskaito, mes, man atrodo, iškreipsim praktiką ir tada bus vėl galima interpretuoti kaip nori. Čia ne paspaudimai. Reglamente jokių paspaudimų nėra. Yra klausimai. Ne, tai jeigu tu vėliau nori, tai tu ir pasispaudi, bet čia ne paspaudimo esmė, čia mes neturėtume iškreipti reglamento. Reglamentas yra klausimai. Aš juk specialiai jums visiems ir išdalinau šituos, kur, yra klausimai. Tai va, tai čia esmė yra tame, kad aš manau, kad sisteminį patikrintą, aš nežinau, ar būtų galima, ar ten į 3 minutės įsitilpo. Aš nenoriu meluoti, bet tos 3 minutės tik yra sistemai užstatytos. Klausimams laiko turbūt nėra. Yra faktas, 2 klausimai, jau pasisakymams, tai yra ten 5 minutės, ar kiek. Taip, jau kiti dalykai. O čia aš klausimui 3 minutės irgi yra įdėta. Yra įdėta. Taip, tikrai. Aš tuos visus specialiai suradau. 84 ar 79. Tiksliai dabar numerio net. 84 ir... Jo, tai čia sakau, mes neturėtume išradinėti dviračio. 84. Vėliau pranešėjas atsako į tarybos narių klausimus. Taip. Opozicijos lyderis turi pirmumo teisę užduoti klausimų ir pasisakyti tarybos posėdėje svarstomais klausimais. Vienas tarybos narys vienu svarstomu klausimu gali paklausti pranešėjo iki 3 minučių, nedaugiau kaip 2 kartus. Frakcijos ar grupės vardu iki 5 minučių vieną kartą. 2 paspaudimai, nes 2 kartus. Ne apie, ar yra rasa nors kažkur, palauk, ar yra žodis paspaudimai, nėra. Tai mes ant to ir negalim. Tas 3 minutės, taigi jau yra raudonas, užsidega, bet nenutraukia, aš galiu. Jo. Tas sugeba pateikti 2 klausimus, o pranešėjas sugeba atsakyti ir viskas, ir tavo misija baigta. Tu 2 klausimus pateikti. Tuo pačiu klausimu. Taip, tuo pačiu galiu. Nes jam nežino atsakymas, jis dar kartą klausia. Dar pasižiūrėkit, ką jis klausia. Antrą kartą klausia tą patį. Ir tą patį neįtemp. Nu, čia ne į temą, tai iš vis turėjo nutraukti meras, nes ne į temą neturėtų būti. Tai va čia toksai... Nes abu buvot jūs, paskui sekantis kartas, prasme, kai norėjau klausti. Bet negalim turėti išankstinės nuomonės ir pasakyti, ne, tu neklausi. Ne, po to jis paklausė, taigi tenai, tai meras traktavo kaip atsakymą. Aš galiu iš naujo jungti, kada klausis jau taip Nubalsuojam. Ne, tai dėl šito, reiškia, matau, kad nuomonės tikrai išsiskirs ir noriu, ar girdėjo Lina ir Rolandas ekrane? Aš žinau, kad tikrai negirdėjau ir man kažkaip tai ryšys trukinėja, aš viską peržiūrėjau pas save kompiuterį, viską girdėjau. Nu ir kaip tu traktuoji, pasisakyk, Rolandai? Nu, bet aš irgi pritariu, kaip sakė ir Algis ir kiti. Klausaus viską, nu tai meras ar turi teisę, kaip sakyt, pasakyti kažką, jis turi tik tais vykdyti, paklūsti besąlygiškai. Nu, turi teisę, turi. Nu tai meras ir pasakė savo nuomonę, jis, manau, nieko jis čia neįžeidė, nieko nepažemino, nieko nepažeidė. Mano čia tokia nuomonė.
Aišku. Gerai, tai tada, kai bendru sutarimu tarsim gale, tai tada ir dėl 31 darbotvarkės klausimo, dėl leidimo UAB Kuršėnų vandenys imti ilgalaikę paskolą ir garantijos suteikimo investiciniams projektams finansuoti sprendimo pranešėjų buvo Birutienė. Frakcijos vardu pasiūliau klausimo svarstymą atidėti, tačiau meras Česlovas Greičius pateikė netikslų sprendimo projektą ir sąmoningai neteisingai jį įvardijo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pavadinimą. Nepaisant mano aiškaus ir nuoširdaus prašymų pataisyti šį netikslumą, meras to nepadarė. Tokie veiksmai pažeidžia tiek reglamento nuostatas, tiek kodekso įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, padorumo ir nešališkumo principus, tiek visuotinai pripažintus politinio korektiškumo principus ir menkina Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakciją bei politinę partiją. Aš galiu savo nuomonę išreikšti dėl bendro balsavimo, nes man reabilitacija, aš nespėsiu reabilitaciją. Taip. Aš visais trim klausimais. Tai mikrofoną, jeigu galite. Aš visais trim punktais, kuriais yra prašoma pradėti tyrimą, aš tam tyrimą tikrai nepritariu, nes nematau tam pavyzdį. Ačiū. Taip. Klausau, Lina. Išmetė. Lina išmetė iš sistemos. Gerai. Jung dar kartą. Ir... Tuoj pasižiūrėjau. Bet aš nieko nepadėsiu, vis tik turėjau. Jo. Gerai, tai Lina Boguševič išmetė iš sistemos, matyti irgi iš telefono, tas prisijungimas yra sunkesnis. Nu, tai dabar pajungiam. Užsirašys reikia. Žodžiu. Savo frakcijos. Ja. Tai tas, kaip matot, konfliktas dėl... Pastoviai, aš atsiprašau, bet
yra juk, čia tiesiog sutrumpintai pavadinama. Ir dabar pirmininkas, pirmininkaujantis, nu gali tiesiog tam momentui pamiršti ten pilną tą pavadinimą, kur jis nėra trumpas. Ir kad nesuklysti, nu, juk visi, kaip sakyti, sutrumpintai įvardė socialdemokratų, konservatorių, tų pačių valstiečių šitą, nu, koks čia dabar, dėl ko čia įsižeisti? Nu, čia toks apsižodžiavimas. Jau, kad Vaclovas nėra tos frakcijos seniūnas, ar jis iš vis turėjo teisės frakcijos vadovą? Jis turėtų būti seniūnas. Ne, Strelcovas yra, va, atsiverčiau, kai tik pasižiūrėjau. Strelcovas. Tai, Ir jie net frakcijos nepasikeitė. Nu, viršūnė viskam. ne, čia pareiškimas yra tik vienas mūsų tinklapį, kad jis yra, aš nežinau. Kaip ten pas juos iš tikrųjų yra, bet nu, jisai taip, kaip sakyti, paegzaminuodamas merą, vat pasakykite, vardykit, nu, kaip kokį mokinuką. Gal meras tuo momentu tikrai pamiršo pilną tą pavadinimą. Tai jis galėjo kaip tos frakcijos atstovas ir pasakyti, prašau įvardinti mes tokie ir tokie, kad nuo tokios. Ne, tai jis pasakė. Nu, po to, bet egzaminuoti merą, pasakyti, nu, gal iš man pasidžiaugiu. Nu, čia. Jo. Ne, nu, Taip. frakcijos. Taip, čia aš manau, kad tai buvo toksai apsižodžiavimas. Tu mano frakciją netaip įvardijai, o tu mano, nu ir čia toksai apsižodžiavimas. Sugrįžo mūsų teisininkė, tai leiskim jai pasisakyti. Dabar dėl šito mes kiekvieną pasižiūrėjom ir apsitarėm ir tada dėl viso balsuosim. Keliama iš esmės partijos reputacijos, kažkokios dalykinės reputacijos klausimas. Tai yra visiškai neetikos komisijos kompetencijos klausimas. Tai mes net ir neturime nagrinėti šitos dalies visiškai. Jeigu kažkaip politinė partija jaučiasi, kad buvo patiktos politinės partijos kažkokios teisės, visada turi galimybę kreiptis į teismą civilinę tvarką, pateikdama ieškinį. Bet tikrai tai nėra etikos komisijos kompetencija. Tai čia, kadangi prašo, tokie veiksmai pažeidžia reglamento nuostatas, nelabai suprantu, kurioje vietoje čia tiek, ne, čia būtent prie šito trečio, tiek kodeksai įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, padorumo ir nešališkumo principus, tiek visuotinai pripažintus politinio korektiškumo principus ir menkina, va tas menkina, tikrai būtų kaip politinė partija jau ne mūsų kompetencija. Politinio korektiškumo principas, jisai atskirai nėra išskirtas. Taip, čia kažkur turiu. Nėra politinio korektiškumo, nes aš paprašiau ir čia Sida narys, va čia, tuoj. Valstybės politikai, va čia. Pagarba žmogui ir valstybei, laikosi žmogaus teisių ir laisvių ir jas užtikrina vadovaujantis konstitucija, teisingumas, sąžiningumas. Pareigas eina sąžiningai ir laikosi aukščiausių elgesio standartų, vengia situacijų galinčių paveikti sprendimą. Taip toliau skaidrumas ir viešumas nekelia abejonių, čia ne padorumas. Elgiasi deramai pagal einamas pareigas, vengia situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui. Vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, nu žodžiu, pavyzdingumas, deramai elgiasi visuomenėje, visuotiniai pripažįstamų dorovės moralės, etikos normų. Šališkumas neturi sutartinų ir kitokių santykių kliūdančių politiko pareigas, atsakomybę atsako už savo elgesį viešojoje. Tai čia to tokio principo politinio korektiškumo atskirai išskirto nėra. Tai gal čia galėtų pridėti dar Neringa ką nors daugiau. Teisingai susakiau aš. Iš esmės,
Tai dabar pagalvokit dar merginos, kas norėtų šitoje vietoje dar irgi pasisakyti, Rasa. Algimantai, kaip jūs manot? Nu, aišku, čia apsižodžiavimas partijomis. Jie vienas kitam. Tu čia valstiečiai, nors ten yra irgi pilnas pavadinimas. Ir lygiai taip konservatoriai. Tai vat. Nu, Algimantai, Algi, tu ką? Šiandien nematau, ne? Nieko. Aš irgi, vat suprantat, kas yra baisiausia? Tokia įtampėlė tarp jų jaučiasi, Jo. bet daugiau tai kas čia pavadino partiją. Tai jau atsakė, Aš visumoj matau, aš kaip... nesakau, kad ten nėra jokios įtampos, kad tarp jų yra ir ta įtampa visada, kaip gerbiamas Motiejūnas visada daro, aš esu vedęs į šiemet, tai yra senoj kadencijai. Taip. Ir jis visada paduoda, kaip sakyt, vienu užėjimu 3-4 klausimus. Aš laikyčiau. Vieną, nu. Taip, tai vat dabar į visus žiūrėdama pirmas, ką jisai tokie veiksmai trukdo pasisakymui, pertraukė kalbą, neleido užbaigti ir trukdo vykdyti tarybos nario pareigas ir mano, kad mano kaip tarybos nario viešas menkinimas. Tai čia tiesiog jo kaip tarybos nario orumo įžeidimas būtų, bet tai jis tikrai ne etikos komisijos klausimas. Ir tas trukdymas ir neleidimas dėl pirmo. Aš jau dabar einu per tuos ir tada pabandysim jau galutinai susumuoti. Ir vietos savivaldos įstatymo tarybos nario tas pareigas aš perskaičiau, tai kiekvienas ir pasižiūrėjo. Ir visi taip ir nutarėm, kad pirmuoju klausimu ten nėra ką tyrinėti. Antruoju... Aš atsiprašau, galima dar truputį, nebuvo teisininkės, ar teisingai suprantu, jeigu teisininkė yra peržiūrėjusi tuos visus 3 epizodus, tai pirmam epizode, kur jisai kalba, kad reiškia trukdymas vykdyti tarybos nario pareigas, tai jeigu į tarybos nario pareigas įeina įžeidinėti merą kaip posėdžio pirmininką ir jį provokuoti, nu, atsiprašau, aš tokių pareigų, kiek kada skaitė, neižvelgiau, kad yra tokia pareiga jam ir kad jam sutrukdė. Ir ten labiau jautėsi menkinimas, ne kad meras jį menkino, bet jis menkino merą. Ten tiesiog toksai politinis aspektas, kad čia tarybinė atributika maždaug ten kažkur. Tai va, tai Neringa daugiau nieko pasakyti neturim. Dėl pirmo, iš esmės, aš manau, kad nebuvo čia kažkokio tai pažeidimo dėl to, kad meras turi pareigą, ne, reglamento 78.5 punktą nustatyta, kad posėdžio pirmininkas įspėja kalbėtojai, jeigu jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės. Tai perklausus įrašą matyti, kad meras tiesiog teiravosi, kuo tai susijęs su svarstomu klausimu. Aš nemanau, kad tai yra kažkoks esminis pertraukimas ar trukdymas pasisakyti. Tuo labiau, kad po to tarybos narys tikrai išsakė viską, ką norėjo. Tai nematau čia jokio galimo pažeidimo. Ir toliau antrasis dėl 12, dėl kontrolės ir audito tarnybos, kur Motiejūnas stipriai susiėmė su meru dėl to, kiek buvo klausimų. Nors irgi klausimas buvo ne į temą. Jam buvo aiškinama, bet žodžiu, kad ne ta ataskaita yra, bet vis tiek ties ta vieta primiktinai Motiejūnas reikalavo ir tada, kai meras jau neleido jam dar kartą duoti klausimą, tada tas konfliktas ir buvo toje vietoje. Jeigu aš tiesiog primenu Neringai, kad jeigu kartais jinai nebūtų peržiūrėjai. Tai vėlgi aš sakyčiau, kad buvo užduoti 2 klausimai. Tai vienas 47 minutė 53 sekundės, tada klausė, kodėl nustatyti trūkumai neatsispindi ataskaitoje. Taip.
buvo tuomet atsakymas pateiktas jam, kad ne apie tą ataskaitą kalbama, ne? Ir po to antras klausimas buvo susijęs su netinkamu valdymu, kodėl ataskaitoje apie tai nėra rekomendacijų. Tai čia maždaug 49 minutė 12 sekundė prasideda. Tuomet po atsakymo klausėte jūs, pirmininkė. Taip. Ir tuomet meras paskelbė, jog yra pasisakymų laikas. Ir to pasisakymo metu tas konfliktas. Tai vėlgi čia buvo iš tiesų du klausimai ir pasisakymo metu tas kilęs tarp jų žodinis konfliktas. Aš nematau vėlgi reglamento nuostatų kažkokio tai pažeidimo. Jo, nes tie vienu, reiškia, tuo mikrofono paspaudimu buvo apie du skirtingus dalykus iš esmės kalbam, ar ne? Apie, ir abu iš esmės ne į temą, nes ir valdymas neįeitų į tą klausimą įmonių ir... Kitas dalykas, reglamente nėra konkrečiai aiškiai pasakyta, kad vienu metu užsiregistravimu klausti, kalbantysis pateikė vieną klausimą, o po to vėl registruojasi antram klausimui. Tai čia, aš nežinau, galbūt tarybos narys tiesiog netaip interpretavo tą savo norą paklausti. Nes aš kaip supratau iš mero, to skaičiavimo, sakykime, klausimų eigos, kad iš karto pateikiamas vienas klausimas, antras klausimas ir šitą. Jo, bet tam aš esu išdalinusi dar kartą reglamento tuos gabaliukus, kad klausiam du kartus, du klausimus. Tai, kad jie tie klausimai tarpusavyje būtų viens prie vieno, Aš taip pat klausiau, kas yra tų klausimai. Ar tie per du tuos paspaudimus gavus du kartus po 3 minutės ir tu gali su pasitikslinimu į tą klausimą? Ar tu vieno to, tarkim, užsiregistravimo metu du klausimus užduodi? Nes, kaip mes ten neskaitom 84 punktas, tai yra galima klausti pranešėjo iki 3 minučių. Tai klausimas su visą netgi... Tai pradžia gali būti. Ne, tai gali iki 3, bet gali būti ir trumpesnis. Bet kaip ir aš esu, ar ne, nauja, čia man išrinkta ir kaip man iki galo supras, nes kitą kartą tai būna, kad užduodi klausimą ir tu pasitikslini tam klausimą, kad turbūt gal ne taip suformulavai. Jau man traktuos kaip du klausimus ir nebeduos. Tai čia reglamentas tai nenustato, kaip ir sakiau, kad kaip tie klausimai yra pateikti, tai čia yra interpretacija. Bet tavo, Rasa, tu turi omeny, kad į tą patį klausimą tu... Aš mikrofoną įsijungit, labai prašau. Aš buvau prieš tai įsijungus. Taip, bet aš, ta prasme, suprantat, kaip užduodu klausimą, man atsako, bet aš jaučiu, kad gerokai ne taip atsako, ko aš ten norėjau, tikėjausi išgirsti. Ir aš perklausiu dar kartą. Bet tai tas pats būtų klausimas. Nes, žiūrėkit, uždavė, kad nebuvo dviejų paspaudimų, ta prasme, dviejų registracijų. Bet ten ir neina kalba apie registracijas. Čia du klausimai, bet labai gerai Neringa išskyrė. Mergaitės, dar kartą Neringa pakartok apie tai, kad tie du klausimai ne į tą patį, du skirtingi klausimai. Jo. Į ką atkreipė Vaclovas, tai į užsiregistravimą. Ir dabar nei šiaip, nei taip. Bet reglamente apie registravimą nėra kalbos. Jo. Ir tai nėra įpareigojimas, kad klausimas 3 minutės. Ir trečiasis, dėl to vandenų ilgalaikės paskolos ir nepaisant mano aiškaus ir nuoširdaus prašymo pataisyti šį netikslumą, meras to nepadarė. Tokie veiksmai pažeidžia reglamentą, kodekso ir visa kita. Taip, Algis gerai sako, siūlo iki tada balsuoti,
Ir mes visi turim tą savo nuomonės, matysit. Pabaigoje, kur yra jo tas pajuodintas prašymas, tai jis turėjo omeny, aš suprantu, visus 3 epizodus. Taip, tai va aš dabar dėl to ir ateinu, kad mes visus 3 atskirai panagrinėjom ir pabaigoje visi turit šitą. Tai prašom pradėti ir atlikti tyrimą dėl Šiaulių rajono savivaldybės mero Česlovo Greičiaus galimai padaryto imperatyvių reglamento nuostatų, taip pat kodeksą nustatytų valstybės politiko elgesio principų bei kituose teisės aktuose savivaldybės posėdžio pirmininkui nustatytų reikalavimų pažeidimų. Tai bet šitoj vietoje jau, kai sudėta viskas į vieną vietą, tai aš tikrai dabar noriu, kad tą vietą tikrai užtvirtintų mūsų teisininkė. Nes mes atskirus tuos pasinagrinėjom, o dabar jau užtvirtins Neringa ir tada mes nubalsuosim jau visi tvirtai turėdami savo nuomonę. Nežinau, labai pirmininkė, ką turėčiau užtvirtinti, mes tik nuomonės, Bet čia labai jau pabaigoje imperatyvių reglamento nuostatų. Na, aš nerandu, kurioje vietoje meras čia tas nuostatas taip jau ypatingai, nes imperatyvių tai ir būtų jau ypatingai, taip. Reglamente nustatytų reikalavimų pažeidimas. Tai aš kaip ir komentavau prieš tai, dalyves, tai aš neįžvelgiu kažkokių tai reglamento nuostatų pažeidimo, todėl kviesčiau balsuoti ir dėl, man atrodo, dėl visų. Aš taip siūlyčiau, atsiprašau, ar mes negalim, jis dabar čia prašo atlikti tyrimą, ar nebuvo pažeisti 3 dalykai. Reglamento nuostatai, valstybės politiko elgesio principam ar nebuvo nusižengtas ir ar kituose teisės aktuose savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui nustatytų reikalavimų pažeidimo. Čia galbūt turėjo omeny to 3 epizodą, kur apie tą korektiškumą, kur mes iš vis neturėtume čia. Tai aš manyčiau, mes turime apsispręsti, ar jis pažeidė reglamento nuostatas, ar pažeidė elgesio principus politikos. Negalime pasakyti be tyrimo, ar yra pažeista, ar nėra pažeista. Bet jeigu mes norime priimti sprendimą ir sakyti, kad pirmininkaujimas nepažeidė tam tikrų nuostatų, ar ne konkrečiai. Tai turim tada tyrimą. Reiškia, dar vieno posėdžio reikia ir priimti. O dabar aš siūlyčiau, ar iš vis pradedam tyrimą, ar nepradedam. Susipažinom, išnagrinėjom ir ar pradedam tyrimą. Labai teisingai sako, tai siūlykit balsuoti. Viskas gerai. Kas už tai? Taip, ne, aš siūlau balsuoti. Balsuoti. Taigi, kas už tai, kad pradėtume tyrimą pagal savivaldybės tarybos nario Vaclovo Motiejūno kreipimąsi? 2. Taip, Rolandai? Ne. Aš nebalsuoju. Jo, Linos nebėra ir jo Vitos nebėra. Kas už tai, kad nepradėti tyrimo, o užtenka mūsų išsinagrinėjimo? Kas už tai? Visumoje gaunam taip, kad tyrimo kaip ir siūlom nepradėti, bet aš manau, kad vis tik tai merui mes duosim rekomendaciją, kad vestų tvirčiau, griežčiau, reglamentuotai, neleidžiant. O kaip patikslinti? Kad, tais su tom 2 registracijom būtų paprasme. Bet tai suprantu. Prašau, čia kai skamba, yra vienas tarybos narys vienu svarstomų klausimų, gali klausti pranešėjo. Iki 3 minučių nedaugiau kaip 2 kartus. Tai gal reiktų nedaugiau kaip 2 klausimų.
nekaltus parašyti, tada būtų visiems aišku. Vieni tarybos nariai sako mano pirmas klausimas, o dabar mano antras klausimas. Labai atsiprašau. Kiti nesako, tiesiog užduoda klausimus ir kartais tikrai daugiau būna nei du. Tai tada gal reikia kreiptis mums į Jurgitą ir prašyti, kad šitoje vietoje teisininkai rimčiau pasižiūrėtų, kad galėtume. Nes, sakau, apie mygtukus, paspaudimus čia kalbos nėra, nes posėdis gali būti ir be mygtukų, ir be paspaudimų. Tai reglamentas turėtų numatyti galimybės ir bendro posėdžio tvarka, kada neturim elektroninio prisijungimo balsuoti, tam išrenkama yra balsų skaičiavimo komisija ir visa kita, ką mes esam pasidarę. Nes turbūt protokole, ar ne, irgi skaičiuoja pagal tas registracijas, ar ne? Ne. Ten atskirai reikia Aš nežinau, bet šiaip anksčiau tai tikrai būdavo, kad galėdavo atsivertus, sakykim, tą išklotinę sistemos balsavimą atsivertus matyti, kas kalbėjo, kas spaudė tuos mygtukus, kaip sako, jeigu taip. Taip. Tai vad mums reikia matydavo. Dabar tikrai, kadangi ne. Gerai, mes Nu, bet jau čia kiti klausimai. Aš manau, kad šiuo klausimu viskas. Turiu visus informuoti, jog pereito posėdžio išsiųsta visa informacija į FTEKą ir iš FTEKO gavom paprašymą, kad atsiųstume visų mūsų susietų posėdžių, susietų su Rolando Kavecko, Juditos ir Valdemaro visus dokumentus. Tai lauksim, ką FTEKas. Garsas, vaizdas, paaiškinimai visi. Jums susipažinti? Jo. Dar siuntė viską, bet dar papildomai. Jo. Taip, posėdis baigtas, Ada. Viskas. Posėdis baigtas ir ačiū visiems už kantrybę, už darbą, o dabar jau